Tai pagaliau atėjo ta diena jau, ta savaitė, kai atėjo Europos jaunimo čempionatas. Tikrai daug ruošiamės tam. Turėjom gerų stovyklų ir paskutinę stovyklą turėjom, kur beveik visi buvo dalyviai mūsų komandos susirinkę Šamoryne. 2 savaitės treniravomės ten, dabar paskutinę savaitę jau buvo didžioji dalis Kaune. Dabar jau visi suskrysim, atskrenda ir Tajus iš Kalnų, ir Mantas iš savo Mount Kelly mokyklos. Silvija jau prisijungus yra iš anksčiau prie komandos su savo treneriu Marko ir dirbo jau Kaune kartu. Tai tikimės gerų rezultatų. Manau, kad visi yra pasiruošę, kažkokių problemų didesnių nematom, viskas atrodo vyksta sklandžiai. Dabar vyko U23 čempionatas, kaip tik tam pačiam baseine. Matom, kas pasiruošė, tikrai parodė super rezultatus. David Popovičiai, tai nerealūs rezultatai, vieni geriausiai istorijoje. Tai neturim pasteisinimų dėl baseino, nors baseinas yra atviras, jo gilis nėra ten 3 metrų, bet rezultatai rodo, kad galima plaukti ten gerai. Aišku, taip kaip irgi šiek tiek komunikavom su komanda, yra karščio, karšta, daug saulės, bet mes tam ir darėm stovyklą prieš tai, kad priprastumėm prie viso to. Dar turėsim keletą susirinkimukų, kur pakalbėsim, kaip reikia elgtis karštyje, kaip reikia su kondicionieriais neperšalti. Tai va, tokios mini smulkmenos, kurios nesutrukdytų siekti pačių geriausių rezultatų. Mintys labai ramios, jaučiuosi labai pasiruošusi. Tai bus mano antras kartas dalyvaujant. Pirmą kartą dalyvavau praeitais metais Vilniuje, o šiais metais pirmą kartą Slovakijoje atviram baseine, tai labai laukiu. Manau, bus labai gera patirtis ir pasiruošimas irgi taip pat buvo nerealus ir dar kartą labai gerai jaučiuosi, tai jo.